O tada turim special, sakykim, kūro. Va, žiūrim, kainą irgi dar padori. Batmanai blecha. Unbat. Ready, jau. Iš naujo dabar viską? Jo. Taip, sveiki sugrįžę. Grįžtam su dar vienu E90 videku. Taip, tai praeitą kartą turbūt žadėjau, kad dėsim rankinį ir važiuosim testuotis rankinį jau kitam E9 videkį, kas turėjo būti dabar, bet, aš vėl pamelavau, mėgstu, sakykim. Tai rankinis dar neįdėtas, vairo irgi dar vis nesusimečiau, truputėlį buvo ir kitų reikalų, gal jau po atostogų kažką ir pradėsim jaudinti. Bet šiandien turim gal įdomesnę videko idėją, turim dragį blokelį, pasiskolinom iš Luko ir sugalvojom pasitestuoti nuo 0 iki 100 ir išsibandysim kelias kūro rūšis ant dyzelio. Jo, truputuką dyzelio, tai dabar beveik tuščias dyzelio bakas. Užsipilsim gal kokius 2-3 litrus paprasto dyzelio. O tada turim special, sakykim, kūro, kuris, kaip čia dabar taip išsireiškus, jis yra šiek tiek juodas, ir biškį atidirbęs jau savo, bet turėtų važiuoti ir ant jo. Tai pasimatuosim grinai su dyzelio nuo 0 iki 100, ką mes dar išspaudžiam 102 litrių ir po to, ką mūsų special kūras gali padaryti. Tai va, dar bandom spėti, kol yra ir saulės šviesos, kol geras oras, tai pirmiausia važiuojam, dar reikia Dasipirkt. Tai pirmiausia važiuojam, reikia dar dasipilti porą litriukų dyzelio, nuvažiuosim, nusiplausim, nes dabar ta mašina stovėjo gal turbūt jau netoli mėnesio. Visa purvina, baisi, būsim gražus, bet pilsim šūdą. Na ir viskas, turbūt važiuojam, plaunam, darom, žiūrim, ką parodys. Va, užsukom į Skulo degalinę. Kodėl į Skulo? Nes artimiausia prie plovyklos. Šiaip Skule niekad nepilu, bet irgi automatinės nestės nenorėjau imti, kad, užsipilta, prasme, grinai 3 litriukus ir mum užteks. Va, žiūrim, kainą irgi dar padori. Batmanai blecha. Va, taip atsargiai. Opa. Papiški. Tai reik padauginti, žinai. Opa. Turim 3 litriukai, viskas, mums šiandien užteks. Daugiau neįperkam. Tai pasijungiam prie dragio. Dabar jo galvoju, mes jį čia pasidėsim, kad jisai stabiliai būtų. Nedings. Telefonus. Aš jį tarp kojų pasidėsiu, po to pasižiūrėsim, ką mes čia turim. Tai va, kaip ir vietoj mes viskas gerai. Pirmą kartą naudoju dragį, irgi nežinau, kaip jisai veikia, bet čia, kaip suprantu, tiesiog po to... nuo 100... Oi, blecha, čia reik palauk. Tai va, matuosimės nuo 0 iki 100, nuo 0 iki 100 irgi. Ir ketvirtadalis ir 1/8 mylios. Pažiūrėsim, ką čia parodys. Gerai, ką? Bandom, žiūrim, kaip 2 litris traukia. Taip, ir ką mes matom? Va, nuo 0 iki 100 mes įsibėgėjom per 8,07 sekundės. Tikėjaus gal ir blogiau,
bet viskas gerai. Nuo 0 iki 60 per 3,62 ir nuo 0 iki 100 dar ką galiu pasakyti, pramaizinau į trečią bėgį. Jis tiesiog jau ant redline'o pasėdėjom, tai ten nieko gero nesigavo. Tai va, pasidarysim dabar antrą važiavimą ir po to su mūsų special kūru darysim irgi 2 važiavimus. Į vieną pusę ir į kitą. Kadangi esam privačioji teritorija ir trasai, tokius dalykus galim daryti. Jokių būdų nedarom šito ne privačiuose, šituose. Nu tiesiog, paprastai eismo keliuose. Tai va, pasidarom dar vieną važiavimą ir žiūrim, kas guvu, kas... Žiūrim, kas gausi, žodžiu. Žiūrim, kas būtų. Nu gerai. Žiūrim. Antras važiavimas. Gerai. Jau matau žymiai geresnius rezultatus. Taip, sustojam, greit pasifilmuojam ir važiuosim pilti special kūro mūsų. Tai va, pasidarėm antrą važiavimą. Šį kartą ir bėgius normaliau perrengiau, tai tas ir matosi. Nuo 0 iki 60 per 3,42 sekundės, tai per 0,2 maždaug sekundės pagerėjom. Tada nuo 0 iki 100 per 7,66 sekundės. Tai čia jau vos ne 1 sekundę greičiau. Ar ne, ar kiek čia buvo? Ne, meluoju, per 0,4 sekundės grubiai. Nu, bet vis tiek, šioks toks pagerėjimas. Tai va, turim dabar jau 2 važiavimus. Tada važiuojam dabar susipilam mūsų specialaus kūro, šiek tiek juodo ir padirbėjusio. Ir vėl pasimatuosim, kaip mes važiuosim ant jo. Čia kaip tik, kol atvažiuojam iki trasos, spės prasivaikščioti ir kūras, kad nevažiuotume ant to pačio dyzelio. Ir būtent dėl to dyzelio labai mažai ir pyliam. Tai... Viskas, važiuojam, pilam ir žiūrim, kas gaunasi. Taip, stop, hebra. Kas ten per dragavimai? Kokie nuo 0 iki 100? Saulutės paišo, o kas variklių pasirūpins? Tepalus irgi reikia keisti. Nepamirštam. Kadangi vis tiek automobilis naudojamas ne vien tik važinėjimui gatvėje, tai mes turim būtent tokio reikaliuko. Hado tepalas su revitalizantu. Kodėl mes renkamės būtent Hado tepalą? Man jis labiausiai patinka tuo, kad jis yra ne šiaip sau geras tepalas, bet dar ir yra su revitalizantu. Ką padaro revitalizantas? Jeigu variklio viduje yra kažkokių mikro pažeidimų, jis juos užpildo ir mes turim daugiau kilovatų, reiškia, mes vėl galim važiuoti į trasą, vėl daryti burnautus ir visas kitas nesąmonės. Tai nieko nelaukiam, pilam tepalą ir varom toliau. Nu, jūs pažiūrėkit, koks juodas senas tepaliukas buvo. Susipilsim švarų, net trauka padidės. Nu, pamiršau parodyti, bet dabar iš naujo įdėsiu. Nepamirštam ir naujo filtriuko. Opa, kad viską atfiltruotų visas šiukšlės. Truputuką. Juodas, skystas. Ir nei lašiuko ant grindų. Šiaip tai kvepia skaniai. Operatorius, pavostyk. Nu? Trino. Ko jis taip kvepia skaniai? Nu va, susipylėm tepaliuką. Galiu ir jum labai parekomenduoti Hado tepalas su revitalizantu. Mano variklis tikrai man pasakys ačiū. Jeigu susipilsit jūs, jūsų variklis irgi jums padėkos. O dabar grįžtam prie videko. Gerai, turim mūsų specialaus kūro, tai susipilsim ir važiuojam vėl prasitestuosim, žiūrėsim, ką gero parodys. Ką žinau, žinai. Reikia pasitiesiau. Nu.
Bet išsifiltravęs? Jo. Ant bat. Tikiuosi darbinį bat. Ne. Tai va toks juodas kūras. Specialus. Sakau, nes čia biškai atidirbęs, bet dizelis. Net visą kėbalą. Senas dizelis. Visą kėbalą atpyliau. Nu, gausim nusiplaut. Jo, čia toks antikvarinis tas dizelis biški. Biški per daug, aš čia į tabaką privariau gal. Ne? Toks. Nu jo. Nebuvo gal geriausia idėja. Nusiplaut biški. Apsivalysi ir viskas. Tai jo. Arba į plovyklą vėl. Vis tiek gal reik plaut. Jo. Nu? Gerai, dar noriu pabrėžti svarbiausią dalyką, kad čia su šituo specialiu kūru nebus važinėjama. Čia tiesiog sugalvom truputuką padurniuot ir susipylėm jo gal 12 litrų, tai dabar maždaug koncentracija gaunasi 20% dizelio ir 8 specialaus kūro. Tai pasimatuojam tiesiog nuo 0 iki 100, prasivažiuojam, išsipilsim po to tą kūrą ir grįšim ant normalaus dizelio. Nes vis tiek reikia dar ir važiuoti tą mašiną ir, nu, nėra prasmės daryti tokias nesąmonės. Tiek ir tų žinių, čia toks gaunasi pusiau mokslinis videkas. Žiūrim, ar tokie reikalai pasiteisina, kaip kai kurie važinėja, nes tikrai tokių yra. Bet mes nedarysim to. Tai va. Gerai, susipylėm, niekur šiaip ant žemės nepritaškėm, viską pasitėsim, viskas švariai. Tu mažiau filmuok. Operator, biški, op, grįžtam. Tai va, susipylėm kūro, dabar vėl važiuojam į tą mūsų privačią trasą. Prasivažiuosim vėl 2 važiavimus nuo 0 iki 100. Jeigu davažiuosim, aš nežinau, kaip tokie reikalai veikia, nuoširdžiai, tai reikia nusiplauti šitą visą reikalą. Ir jo, prasivažiuosim, palyginsim rezultatą ir duosim jums žinot. Varom. Tai va, grįžom į tą pačią savo vietą, pasijungiam jau dragį, dedam jį atgal ten pat. Nu ir ką, ir pažiūrim, kas čia pasikeitė ir kas čia kitaip. Važiuojam. Tai va, galim trumpai peržvelgti rezultatus. Tai nuo 0 iki 60 per 3,60 sekundės, nuo 0 iki 100 per 7,76. Tai 1/10 sekundės lėčiau. Nu, čia buvo pirmas važiavimas, dar startas irgi operatorius sako, toks ant klaustuko buvo. Tai dabar resėtinam ir pasižiūrim antrų važiavimų, ką mes padarysim, nes vėlgi šitą pusę važiuojant buvo laikas čiut geresnis negu to pirmo važiavimo darant dizelio. Tai paprasčiausiai įsijungiam. Nu ir ką, žiūrim, kas čia gausis. Kas dingo? Sankaba left the chat. Nu, aptarimas. Taip, pasižiūrim. Šiaip gali būti, kad sankaba vis labiau pavargsta, nes nuo 0 iki 60 per 3,52 sekundės. Dabar galvoju, ar čia greičiau buvo ar ne. Negu ant paprasto dizelio. O nuo 0 iki 100 matau, kad yra 7,72 sekundės. Užsiuodžiau šiaip labai. Tai teoriškai gavosi čiut lėčiau. Bet vėlgi turim dar apmastyti, kad, nu, sąlygos visos bendros kaip ir buvo tos pačios, bet sankaba, kadangi, nu, žinom, kad jį pas mane ir tai biškį gyvenimo mačius, jau buvo pasidavus ir prieš tai trasai, tai vis tiek ją kuo labiau kankiniai biškį jau pradeda slyst, tai čia labai daug dar ir tas gali duoti. Gerai, nu ką, prasibandėm, tai rezultatai turbūt, neaišku, vat kaip ir sakiau, kad, nu, sankaba vis tiek paskutiniais važiavimais biškį labiau praslysta ir jungiant tos pačius bėgius jį užsibuksuoja. Tai, nu, teoriškai kaip ir niekas nepasikeitė, kuro sąnaudos irgi realiai
liko kaip ir tokios pačios. Ką mes šiandien įrodėm? Mes įrodėm, kad ant šiek tiek juodo dizelio važiuot kaip ir neapsimoka. Va ta prasme, tai įrodymas, kad mes esam privačioj teritorijai, kur viskas yra leidžiama. Net su benzopjūklais važinėt ant vieno rato. Šiandien turbūt, kad iš manęs tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir susimatom kitam epizode. Taigi kaip galvytė apsisuko.